Iš pelenų į gyvenimą. Iš Evangelijos pagal Luką. Kupinas šventosios dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano ir dvasia jį vedžiojo po dykumą. 40 dienų ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir joms pasibaigus buvo alkanas. Tuomet velnias jam tarė: jei tu Dievo sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duoną. Jėzus jam atsakė: parašyta, žmogus gyvas ne viena duona. Tada velnias, pavedėjęs jį aukščiau, vieną akimirką parodė jam visas pasaulio karalystės ir tarė: duosiu tau visą jų valdžią ir didybę, jos man atiduotos ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo. O Jėzus jam atsakė: parašyta, viešpatį savo Dievą tegarbink ir jam vienam tetarnauk. Dar nusivedė į velnias į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: jei tu Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta, jis palieps savo angelams sergėti tave ir dar, jei nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atkirto: pasakyta, negundyk viešpaties savo Dievo. Visokius gundymus baigęs, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko. Tai viešpaties žodis. Jėzus pradeda savo misiją skelbti gerąją naujieną. Ir jam yra kaip Dievo sūnui skirta užduotis pristatyti pasauliui tikrąjį Dievo veidą. Jis nori atskleisti Dievo galią ir paskatinti visus patikėti, kad Dievas yra meilė ir vienintelis jis gali suteikti kiekvienam žmogui tikrąjį gyvenimą. Gyvenimą, kuris yra stipresnis už mirtį. Taip kaip biologiniai tėvai mums suteikia gyvenimą, kuris dėja baigėsi, taip dangiškasis tėvas dovanoja gyvenimą, tačiau amžiną ir tikrą, kiekvienam, kuris nori būti panašus į jį. Kaip paskatinti žmonės tikėti ir priimti gerąjį tėvą į savo gyvenimą? Kaip įrodyti žmonėms, kad Dievas juos myli, rūpinasi jais ir niekada jų nepaliks? Štai klausimai, kuriuos galbūt Jėzus sau kėlė misijos pradžioje ir per visą savo gyvenimą. Tai matyti išbandymų, kuriuos Jėzus patyrė per visą gyvenimą ir su kuriais jam teko nuolat kovoti. Kodėl per visą gyvenimą? Nes skaičius 40 dienų, tai ne tik matematinis skaičius, bet simbolinis ir šventajame rašte simbolizuoja vienos kartos gyvenimą. O dykuma reiškia pereinamąją vietą iš nelaisvės į gyvenimą. Galim prisiminti žydus, kurie paliko Egiptą, eidami į tą paruoštą, priimti, pasiekti tą paruoštą žemę. Taigi dykuma tai yra sprendimų, kovos ir pokyčių vieta. 3 Jėzaus pagundos taip pat yra pagundos, kurios lydi mus per visą gyvenimą. Kovos su jomis lemia gyvenimo kokybę, santykius su Dievu, su žmonėmis ir lemia irgi ir tikėjimą. Taigi pirmoji pagunda: jeigu esi Dievo sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duoną. Ir Jėzus atsakė: parašyta, ne vien duona gyvena žmogus. Duona tai, kas maitina mūsų fizinį ir psichinį gyvenimą. Tai yra maistas, pinigai, pareigos, profesinė veikla,
kurioje realizuojamės sveikata. Velnias tarsi sako Jėzui, įvykdyk Jėzaus šios pagrindinius žmonių troškimus ir jie seks paskui tave. Suteik jiems būtinai išgyvenimui šlovėje ir gerovėje šiame žemiškame gyvenime ir jie patikės tavimi. Ir padarys tave savo gyvenimo valdovu arba, galima tarti kitaip, savo gyvenimo geradariu. Padaryk tai Jėzų ir tu būsi jų pirmoje vietoje, kaip patikimiausia draudimo kompanija, kaip geriausias sveikatos centras, kaip vienintelė ir nepakartojama burtininkė, visada turinti paruoštą receptą gražiam ir sočiam gyvenimui. Kas nenorėtų tokio Dievo? Bet ne. Ne vien duona gyvena žmogus, bet žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Gyvenimas baigėsi. Kiekvienas gyvenimas. Kartais apie tai pamirštam, bet sveika yra prisiminti. Turtingas ir sveikas, vargšas ir sergantis žmogus. Visi baigia savo gyvenimą vienodai, be išimčių. Žmogui reikalingas Dievas ir santykis su juo. Nes mums žmonėms reikia jėgos ir Dievo dvasios, kad mes galėtumėm mylėti, atleisti, bendrauti ir galiausiai gyventi amžinai. Šitas gyvenimas mums neduoda šitokios duonos. Sotumas ir gerovė nesuteikia žmogui gebėjimo mylėti, atleisti, suteikti dar vieną šansą ir gyventi po mirties. O deja, kartais dažnai viskas vyksta atvirkščiai. Kuo labiau sotus, tuo labiau tampi kurčiu ir šaltu kitam žmogui. Ir Dievui, aišku, nes jeigu esi labai sotus, tai tau ir Dievo nereikia, nes pats jautiesi kaip Dievas. Antra pagunda. Duosiu tau šio pasaulio galybę ir šlovę. Jėzau, būk kaip valdovas. Pavaldyk tautas, sukurk strategiją, būk diplomatijos meistrų, kur reikia paglostyk, o kur reikia, tai panaudok jėgą. Taigi taip amžiais elgiasi galingieji ir tie, kurie apsimeta šio pasaulio vadovais. Panaudok jėgą. Niekas nepasipriešins tavo galybei, proto aštrumui ir tvirtai rankai. Jie bus priversti priimti tavo mokymą. Tarnausi vienam Dievui, sako Viešpats. Jėzus nenori vergų. Jis atėjo ne viešpatauti, bet tarnauti. Jis nenori lenkti sąžinių, manipuliuoti jomis, priversti. Jėzus nenori pavaldinių, bet laisvų žmonių. Jis nenori tarnų, bet draugų. Jis nenori baimės, bet laisvo sprendimo. Jis nenori daryti per jėgą, bet per meilę. Eiti ir būti kartu vienoje išganymo kelioje. O dabar paklauskime save, kaip mes dažniausiai elgiamės su žmonėmis, su šeima, su vyru, žmona, su vaikais, su bendradarbiais. Ar nenorėtumėm elgtis taip, kaip siūlo velnias? Ir paskutinė trečioji pagunda. Šok iš šventyklos ir Viešpats tave išgelbės. Tai ta pati pagunda, kuri sugrįž prie Jėzaus kaip paskutinė gyvenimo pabaigoje. Turbūt kiekvienas iš mūsų prisimena, kai Jėzus kabėjo ant kryžiaus. Ir jam sakė, jeigu esi Dievo sūnus, nulipk nuo kryžiaus. Parodyk visiems, kad Dievas veikia. Parodyk stebuklus, tada įtikėsim. Duok garantijas, kad Dievas nemeluoja. Bet Jėzus žinojo labai gerai, kad stebuklų vis dar per mažai, jų niekada nepakanka.
Visada norisi daugiau, labiau spektakuliškų, didesnių ir vis labiau žavinčių stebuklų. Stebuklai neužtenka. Stebuklai nesukuria tarpusavio pasitikėjimo. Stebuklai nepadeda susidraugauti, pamilti, priimti Dievą. Stebuklai tik padaro žmogų Dievo vartotoju. Tu man įrodyk, padaryk. Gal ir aš tau tada kažką duosiu. Bet tas, kuris susidraugavo su Dievu, tas, kuris turi santykį su juo, tas, kuris patyrė jo meilę ir pats pamilo Dievą, žino, kad net eidamas tamsių slėnių nereikia bijoti blogio, nes geras tėvas visada šalia. Kaip Jėzus, kabėdamas ant kryžiaus, žinojo, kad nėra vienas, nors visi jie paliko. Ir kad tėvas visada turi paskutinį žodį, o ne blogis ar neapykanta. Ir todėl jisai dažnai sakė savo mokiniams, žmogaus sūnus turi kentėti, bus nužudytas, atmestas, bet trečiąją dieną prisikels. Ta trečia diena, skaičius 3, tai yra tikrai, bet tikrai prisikels. Tikrai Dievas bus su mumis, su manimi ir nepaliks mane niekada. Netgi jeigu visi sakys, kad Dievas mane atstumė. Jėzus tikėjo, ne todėl, kad matė stebuklus. Tikėjo, nes žinojo, kad verta juo pasitikėti. Gero sekmadienio jums visiems. Tegu Dievas jūs laimina. Iš pelenų į gyvenimą.